Ką valgo vampyras, jeigu jis yra alergiškas kraujui? Plazma. Kraujo plazma? Ar ten tą, kur gali mikrobanginiai pasidaryti? Gal mikrobangiai, nežinau. Aš manau, kad kraujo alergiški vampyrai vartotų kraujinę merį. Tai būtų toks tarsi kraujo pakaitalas. Tai gal pasižiūri į veidrodį ir suvalgo česnaką. Burokėlius. O? Irgi raudona. Na tikrai ne česnaką. Mačia gera. Manau, kad limfa geria. O čia yra labai geras pakaitalas, nes riebaliukai, tai, žinai, energetinė vertė didesnė. Duona. Ne, pieną. Baltymus. Produktus, kurie turi daug baltymų. Jis valgo kraujo pakaitalą. Veganišką kokį. Veganiški. Man atrodo, kad veganiški vampyrai yra naujas trendas. Tai čia tokį vietoj labubų pakeisime, mes visų nešiosimės veganiškus vampyrus. Nu tai susintetintą kraują netikrą, laboratorinį. Panašiai. Hematogenas. O kodėl gydytojai bijo obuolių? Visi žinom posakį an apple a day keeps the doctor away, bet tai kas jam iš tų obuolių dabar čia yra? Iš tikrųjų, gydytojai yra tokie antivampyrai. Jie duoda kraują, bet obuolys, žinai, priešingybė česnako. Doktoram nebeliks darbų, jeigu nebus pacientų. Nes matai, su obuoliu yra siejamas Newtonas, ne? Ir spėjau, kad visų medikų didžiausia baimė mokykloje buvo būtent fizika, todėl jie ir įsimetai. Kokį organą pasirinktum traiškyti riešutus? Šlaunikaulį. Jėma kokį blauzikaulį. Gerai. Trinktel. Tik trinktel, jau, kad po iššipulius jiems viskas sutūšti. Aš turiu 2 atsakymus. Vienas iš jų yra skrandis, kad suvirškinti, o kitas yra blauzikalis, nes vienas iš sunkiausių mūsų kaulų. Griaučiai. Tiesiog visą griauti taip ant riešuto užmestum. Kaukolę gali Taip irgi trinktel. padėti ant stalo ir tiesiog... O, čia kaip nutcracker. Jo. Inkstai kokie gal. Bet jau šitą nuomonę girdėjom, kad reikia pasitelkti inkstų akmenis ir su jais traiškyti riešutus. Tai čia Jo. tulžies akmenis galim panaudoti. Kiek reikia išgerti homeopatinių vaistų, kad jie nebebūtų homeopatiniai? Aš manau, stiklinės 100% koncentracijos ištektų. Tinktūros. Gerą stiklinę. Pusė kibir. Nu, pusė kibiro rimta. Kokius 6-7 gal padukas. Gal 2 litrus. Na, iki kol nukristi. Kiek tilps, kiek išgersi. 1,5 litro. Tai Vytauto butelį gerą tą. 5,68 litrų. Tarkim, sakykime, 7 litrus. Nu, čia tokia bambalys Gera toksai. dozė. Jo, toksai bambalys. Kokio organo iš savo kūno atsikratytum, jei be jo būtų įmanoma išgyventi? Tai gal be tulžies pūslės. Turi būčiau maistą taikyčiau. Kepenų. Nu, tikrai, aš manau, kad kepenys per daug vietos užima pas mus ir tiesiog mums nebereikia. Smegenų norėčiau pažiūrėti, koks gyvenimas be smegenų. Kasos atsikratyčiau. Kodėl? Nu, lietuviškas pavadinimas kasa truputėlį toksai neoriginalus. Lietuvių kalba turi tiek daug žodžių ir mes vis tiek naudojam tą patį žodį apie būtent 13 skirtingų dalykų. Čia yra absurdas. Nu, nežinau, čia ne organas, čia yra šonkauliai apatiniai, nes mes per biologiją kalbėjom, kad daug kas daro, bet tada pasekmės baisios. Nežinau, plaučiai gal kokie. Atsiprašau, kiek galima kvėpuoti? Nu, Kiek galima kvėpuoti, ne? Jo, labai užima vietos, kam čia Nes reikia. paskui reikia visos sistemos, reikia nosies, reikia gerklų, ten too much. Nu, jo. Grinai ten, we're doing too much, basically. Kas laimėtų kovoje? Kraujas ar limfa? Aišku, kad kraujas. Nu tai ką tu ten tam limfui turi? Nu, antikūnių turi. Ką tu ten, bet tai jokių baltymų, jokių pagrindų. Lipidų gali turėti. Ne, aš už baltymus. Limfa. Limfa irgi gal. Limfoje yra daug visokių baltųjų kraujo kūnelių, tai aišku, kad limfa. Kraujas, nes kraujas visada stipriausias, jisai visas medžiagas perneša. Jis labai universalus. Limfa, nes jį riebesnė. Limfa, nes limfoje yra nes yra limfmazgiai, kurie pilni visokių limfocitų. O limfocitai ką daro? Bet tik kraujyje irgi yra limfocitai.
bet limfoje jų daugiau. Kraujas. Kraujas tikrai. Eritrocitai tikrai padėtų šitokoje. Kuo skiriasi steroidai nuo asteroidų? Asteroidai danguje, steroidai mūsų kūne. O tai negali būti steroidai danguje. Nu tai iš kur atsiras? Atsiranda iš Jeigu O jeigu paimtum taip švirkštą ir taip steroidų, tai jie... Tai bus labai laikinai. Bet jie ore bus vis tiek. Asteroidai yra steroidų trūkumas. Nes A raidė. Kaip simptoti yra asimptoti, taip ir steroidas ir asteroidas. Nailed it! Aš kartais pat matau dangui steroidus ir kartais ir kraujy būna asteroidai. Nežinau, visai būna. Kuo skiriasi gydytojai nuo daktarų? Kiek metų praleidau universitete. Real. Ir kiek kartų perrašė darbus. Tai, o kurie tada daugiau kartų perrašė darbus? Daktarai. Kodėl? Nes jiems reikia daktaratūrą gauti. O tai gydytojai negali daktaratūrą? Gydytojai gali būti, tai yra labai broad, toks platus terminas. Na, ką mes kalbam apie gydytojus? Turim šeimos gydytoją, turim akių gydytoją, dantų gydytoją, dantiesa kitaip, širdies gydytoją. Daktarai yra populiaresni. Aš žinau daktarą Aiskaudą. Ar žinot populiarų gydytoją? Didn't think so. Daktarai yra mafijos šeima, o gydytojai gydo. Įsivaizduokit, kad esat gydytojai 18 amžiui. Iš kurios arterijos nuleistumėt žmogui kraują? Arterijos. Arba venos. Jie Aš leidžia apie palauk. arterijas galvojau. Aš manau, kad iš kojas arterijos ten, kur eina. Kad taip geras kraujavimas toks Jo, būtų. toks. Iš karto, dar galėtų sustabdyti dėl viso ko, be kojas išgyvens. Iš belekulinarios. Taip, gal net 2 sykles padarytų. Pro vieną įbėga, pro kitą išbėga. Kad vis tunelis būtų. Kaip filtravimas vyktų išorinis. Aš manau, kad 18 amžius būtų paklaikęs nuo tokių mokslinių naujovių. Miego kokios paprasčiausia gal. Kaklą perėjo. Šortus leidžiam, jeigu kraujuojam, tai iki galo. Koks būtumėt vaistas nuo skausmo? Pats pagrindinis, užmiršau. Ibuprofenas. Dolmenas. Ibuprofenas? Taip, we love ibuprofenas here. Šiaip yra žiauriai geras Lenkijoje ibupromas, kuris yra 200 mg ir yra ekspresas. Tai va čia tiesiog kostai didelę širdelę su tuo lenkišku ibupromu, prašau. Jeigu aš būčiau vaistas nuo skausmo. Taip. Tai koks plaktukas į galvą, nežinau. Bet aš kartais taip noriu plaktuko į galvą, tai aš labai feelinu šitą. Ibuprofenas. Classic. Opioidas. Tas jaunimas šiais laikais, tai aš esu šokiruotas. Aš tai pasirinkčiau anesteziką. Kodėl? Nes noriu miego.